labai gražus tas arkliukas mūsų Vytis. Praėjo 10 nuo padaryto ir skaitau nepaseno. Ir kitą net nenorėčiau taisyti. Reiškia, yra jau, tikiu, kad jis jau pateikiau į 10-uką. Praktiškai nėra abejonių, kad šį kartą pagavom paukštę už uodegos. I'm pleased to announce our conclusion that Lithuania is ready to adopt the euro on the 1st of January 2015. Manau, kad tai yra apgalvotas strateginis Lietuvos žingsnis, siekiant paspartinti ekonomikos augimą, o kartu pagerinti gyvenimą visiems Lietuvos žmonėms. Tai nėra kelio pabaiga, tai yra kelio pradžia, nes prisijungimas prie eurozonos reiškia iš principo aukštesnės lygos taisyklės. Tai reiškia atsakomybę, tai reiškia tvarumą. Kaip vertinat, kad Europos centrinis bankas, Europos komisija uždegė žalią šviesą Lietuvai įsivesti eurą? Iš esmės vertinu labai teigiamai. Tiesiog gerai, bet kokiu atveju, kai daug keliaujantis jau žinau, ką tai reiškia turėti eurą kišenį ir tiesiog supranti, kad tos atsivėrusios sienos jos dabar atsiveria tiesiog dar plačiau. Lietuvai tai turėtų nemažai duoti, o man, kadangi aš jau senjora, tai man atrodo, kai buvo, taip ir bus, o gal ir geriau. Ši diena, manyčiau, yra išskirtinė, nes čia prasidės lietuviško euro kelias. Tai yra būtent lietuviško euro kelias į kiekvieno iš mūsų kišenes, kiekvieno iš mūsų pinigines. We've taken the formal decision to welcome Lithuania as 19 members of the Eurozone. Lithuania's readiness to adopt the euro reflects its long-standing pursuit of prudent fiscal policies and serious economic reforms. This is turning a new page in the Lithuanian economic history. It is really success for Lithuania, but it is equally success for Europe. Prašyčiau įjungti laikrodį Vilniuje, kuris startuos dabar šią akimirką ir kuris skaičiuos laiką, kuris liko mums iki euro įvedimo dienos. Kaip darbdavys, truputį bijau, kad kils atlyginimai. O kaip pilietis? Kaip piliečių ramiau, mažiau visokių popierinių operacijų. Ką galiu pasakyti, kad vis tiek bus euras. Tai ar dabar, ar vėliau, tai geriau greičiau ir viskas. Man atrodo, kad čia neapsimoka net diskutuoti. Tos informacijos yra pakankamai nemažai, reikia ją tiesiog įsisavinti. Sakysim, šitas seminaras labai padės. Atvešim į savo kolektyvą visą informaciją. Buongiorno, senior prezidente. Euro žingsnio prasme apibūdina 3 geri lietuviški žodžiai. Tai laisvė, vienybė, gerovė. Joining the euro area is a momentous commitment to the future, built upon but never denying the long, proud histories of our individual nation states. Ladies and gentlemen, the Eurostar for Lithuania. Ponios ir ponai, pasitikime euro žvaigždę Lietuvai.
Joining the euro area does not only follow from economic considerations, it is a binding commitment to European values. I'm happy to see that Lithuania is ready to make this commitment. Welcome, Lithuania. Istoriškai didžiausia grynųjų pinigų siunta buvo pristatyta į Lietuvą. Operacija įvyko sėkmingai. Ir šita operacija buvo tikrai ir istorinė, kadangi visgi tai yra matyti ekonomikai esminis momentas ir policija taip pat didžiulis iššūkis užtikrinti saugų eurų atvežimą į valstybę. Noriu tėvams nunešti, kurie pensininkai sėdi, labai laukiam vaikui parodyti, jau klausinėja, kaip atrodys tas pinigėlis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Visiems aš tikrai norėčiau palinkėti sveikatos, palinkėti gerovės ir kad šiais jau 2015 metais visa kas pozityvu pasidaugintų iš 3,45228 kartų. Su naujaisiais, brangieji.